Laidą pristato Vieno aktoriaus teatras. Naujas mūsų adresas sukasiplanetos.net. Sveiki džiazuojantis! Sveikos džiazuojančios! Šiandien džiazuojantis pasaulis svečiuose Miraliux pasaulyje. Vilniaus Miraliux salone, Jakšto gatvė 13. Čia daug puikios kosmetikos, sveikatingumo produktų. Čia galima prasivedinti po šią nuostabių vėjelių, pasidaryti nuostabiausią šukuoseną, manikiūrą ir dar daug visko. www.mira.lt perskaičiau, kad visi Miros preparatai gimė iš mokslo. Koks sutapimas, šiandien kaip tik ir kalbėsime apie mokslus, apie Vilniaus kolegijos, menų fakulteto, populiariosios muzikos katedrą, kurios pirmąjį laidai šie mokslo metai prasidėjo, yra jau paskutiniai. Vytė, aš irgi jau baigiu kolegiją ir daugiau, geriau užsidarysiu. Pats laikas ruoštis išleistuvėms. Jie labai kūrybiški, aš tai pasakysiu. Ir tai turbūt būtinas faktorius. Ir jie labai iniciatyvos daug turi. Jie kūrė savo projektus. Jie daro ne tik tiek, kiek reikia priklauso jiems padaryti, bet žymiai daugiau. Ir tai yra būtina sąlyga. Mes gyvenam pasikeitimų laikotarpį ir dabar tie pasikeitimai
ir palietė ir mūsų įstaigą, mūsų mokyklą. Tai buvo aukštesnioji muzikos mokykla, tai paskui buvo konservatorija. Dabar tai yra dvi įstaigos, tai yra Vilniaus kolegija, tai yra universitetinis išsilavinimas, o prieš tai mes galim pasiūlyti mokytis 9, 10 ir 11 ir 12 klasė, tai yra Tallat Kelpšos konservatorija. Mes tai ne konservatorija, mes tenais. Kolegė, jo, šitą užrašą reikia filmuoti. Ir čia yra viso kontrolė. Ir man labai svarbu, kada jūs grojat, kad kodėl aš sakau, nevažiuokit į rytmą. Todėl, kad jūs pamatysit daug muzikantų scenai, rodo laiką. Dirigentas diriguoja, rodo laiką. Ir yra tokių muzikantų, kurie linguoja eilę. Man čia yra peilis. Muzikantas neturi rodyti laiką. Kitaip jis priklausomas nuo šito savo judėjimo. Jis tai nesugeba girdėti, kas darosi aplink. Aš kaip noriu iš jūsų, kad jūs būtumėt laisvi, kad čia būtų šalta, čia labai karšta, ir jūs būtumėt padalinti nepriklausomai. Kalbinam Vilniaus kolegijos menų fakulteto populiariosios muzikos katedros ritmikos disciplinos dėstytoją, gerbiamą Pavelą Giunterį. Girdėjau, kad ir pamokos metu sakėt, kad labai svarbu ir veidrodis, tiek ir videokamera. Kodėl? Matot, yra toks dalykas, daugelį laiko mokinys, studentas praleidžia nesidėstyti. Ir yra tokia stadija, bet kokį menininką, kada jisai sąmoningai prieina prie to, kad jam jau dėstytojų nebereikia. O mokinį, studentui dėstytis būtinas, bet kadangi jie nėra šalia, jeigu žmogus progresuojantis muzikantas gali progresuoti tik tada, kad jis turi analizę, savo analizę, o kad analizuoti jam padeda iš pašalės šitos daiktas. Save analizuoti. Taip pat įrašai. Prašau, analizuoti. Žiūri, analizuoti. Taip. Man primena tokį dalyką, netgi galima pasakyti, primena truputėlį sportą, bet ne sportą kaip sportą, o dėl to, kad sportą, jeigu tu daugiau išnaudoji energijos, tai kuo daugiau išnaudoji, daugiau sugrįžta. Taip ir čia. Kuo daugiau atidodi, tu pats pasikrauni su vaikais. Akis pasiblizga. Ir kada girdi tokius dalykus, kad dėstyti, pamoka praėjo, sekančią irgi mano pamoka, sako, ar galima aš dar kartą pasiliksiu, nors jie nereikia. Tai čia iš tikrųjų nuostabu. Norisi viską atiduoti, netgi nesuoti savo pinigus, informaciją ir literatūrą, kad tik tai turėtų. Tai kada aš augau, aš pradėjau mokytis, aš neturėjau nieko, nei informacijos, netgi metronomą neturėjau. Tai kaip tikrint savo laiką, savo ritmą, aš leisdavau plokštelę paprastą ir grojimo metu numinėdavau garsą. Ir paskui, kad patikrinti, ar teisingai aš groju, aš įjungdavau vėl garsą ir taip tikrindavau save. Suprantate, kad diską eina kaip plokštelė. Tai vat mano buvo tokia jaunystė. Kas svarbiausia ritmikoje? Ritmas. Studentai puikus, jūs gal matėte reportažus jau, arba matysite, o dėstytojai tai yra geriausiai Lietuvoje atlikėjai. Mes visą laiką dalyvaujam Birštono džiazo festivalyje, studentai dažnai važiuoja į Kauno džiazą, ir dar atskirų projektų yra, buvo mūsų kelionė į Rygą, ir buvo bendras projektas su ukrainiečiais, džiazo ringas, kai tu atsimeni. Daug projektų, visą laiką kažkas vyksta. Laidą pristato Vieno aktoriaus teatras. Naujas mūsų adresas sukasi planetos.net.
tas kiemelis, kuris vadinasi Tallat Kelpšos aukštesnioji muziko mokykla, tai tikrai ten daug buvo šiuolaikinių džiazo žvaigždžių, tai yra ir Valerijus Ramoška, ir Dainius Pulauskas, ir Nėda Malanavičiūtė, ir Labutis, ir daug kitų, kurių dabar mes dažnai matom scenoje. Teisutis Saldauskas įkūrė estradinį skyrių ir tai buvo pradžia. Štai čia buvo naujiena, nes tai buvo sunkumų dar tarybiniais laikais, jeigu tu juos atsimeni. Tai čia didelis nuopelnas Teisučio Saldausko, kad jis tą studiją įkūrė. Ir tai buvo pirmas skyrius, kur kultivavo džiazą ir estradinį taip vadinamą muziką. Užbaigta Lord. Labai atsiprašau, galima sutrukdyti, o kas čia vyksta? Čia vyksta gospel choro repeticija. Ir taip, kokias dainas dainuojat? Daugiausiai mes dainuojam spiručėlius, harmonizuotus spiručėlius ir koncertinius gospel kūrinius. O ar į chorą jau eina tie, kurie po vieną nebegali, ar eina tie patys geriausi, kur po vieną? Čia eina visi, bet aišku ir geriausi, ir blogiausi. Nes gospel muzika išgydo ir priverčia geriau dainuoti blogesnius. Ir aišku, duoda puikią praktiką tie, kurie kažką žino ir tikrai gerai dainuoja, jiems yra gera ansamblinė praktika. Nuostabu, mane priimsi į chorą? Būtinai, jeigu tik tai ateisi, nors 2 kartus per savaitę. Gerai, dėkui. O gal kokį dabar muzikinį numeriuką, to džiazuojančio pasaulio žiūrovams? Gerai. Mes dabar jums sudainuosim What a Fellowship. O gal prisijungs? Pabandysiu. Neseniai man draugas atėjo, kuris nesusietas su muzika ir pasakė, žinai, aš radau tavo vardą internete. Aš sakau, kokiam kontekste? Sako, tokia istorija. Stojimai egzaminai, vaikas laikė egzaminą ir neįstoja, bet aš norėdamas jį nuraminti, kažką pasakiau tokio juokingo, kad nebūtų streso. Ir jis apie tai parašo internete. Ir forume. Ir forume atsako jam, reaguoja šitą laišką. Taip, mes žinom šitą Gedraitį, senas bairistas. Senas aš tai nelabai norėčiau, bet bairistas, tiek to, tegul būna. Gerai. Taip smagu dar. Gerai, Judai, aš išmokysiu vieną kūrinį, kuriam tu turėsi, biškai solo. Trupučiuką. Tu turbūt nežinai šito kūrinio, bet aš tave bandysiu išmokyti pirmą stultelį. Duok F2. I woke up this morning. Kažkur girdėta. Kažkur girdėta? Girdėta. I woke up this morning, day, my. Va, tokia melodija ir visą laiką gali kartot, o po to galėsi paimprovizuoti ką nors. Gerai, pabandom. Gerai, pabandom. Paaiškinkit mūsų žiūrovams, gal paprasčiau kaip nors. Gilios, demokratiškos muzikos tradicijos. Taip. Ar džiazas tai yra pati demokratiškiausia muzika? Taip, be jokios abejonės, nes klasikinė muzika vis tik tai yra iš anksto užfiksuota, o džiazo muzika visada tai yra improvizuojama ir tai yra
Tai yra nuostabus dalykas, kada tu nežinai tiksliai, kas įvyks ir tai yra įdomu ir tai yra menas. I woke up this morning with my mind. Stay on Jesus. I woke up this morning with my mind. Stay on Jesus. I woke up this morning with my mind. Stay on Jesus. Hallelujah. 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 Palinkėjimą mūsų džiazuojančio pasaulio gyventojams. Džiazuokit. O jeigu plačiau, tai 12 taktų. Kam tu nori, kad aš palinkėčiau? Mūsų laido žiūrovams. Mūsų. Nu ir aišku, tiem, kas gal sugalvos, kad gal muzika yra jo pašaukimas ir pajaus. Aš noriu pakviesti tuos, kurie nori studijuoti, nebijoti, atvažiuoti, stoti, bandyti savo sugebėjimus ir tikrai pavyks, jeigu įdėtas darbas yra tam reikalui gabumų. Kviečiu atvažiuoti į Vilnių, mokytis Vilniaus kolegijoje. Why not take all
you see, I'm the wood without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on there without you? You took the part that won't touch my heart, so I'll take all of me. Oi, kaip nesinori atsisveikinti. Taip, bet visada bus galima čia sugrįžti ir sužinoti ne tik apie odą ir jos priežiūrą, bet ir apie įvairius balzamus, apie gydomasias vonės, masažus ir visokius maisto Visą tai labai papildus. gerai, bet aš ne apie tai su kolegė bus gaila atsisveikinti. Ir, na, o tai, kad firminis Miraliuk salonas teikia įvairiausias paslaugas su unikalia molekulinė kosmetika, tikra tiesa ir tiesiog būtina čia apsilankyti kiekvienam. Pradžiai bent fito bare, kur kartais skamba ir džiazas, gal susitiksi. Iki. Iki. Why not take all of me? Can't you see I'm good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go there without you? You took the part that won't touch my heart, so I don't take all of me. So I not take all of me. So why not take all of me? Oi,